Sveiki, šiandien startuoju su senuoju projektu Vespa. Patenai jinai stovi, šiandien jau Kalvarijoje, nuvažiavęs 80 km. Lekiu iki Lenkijos, Ukrainos dar pasienio turiu nulėkti, tai čia pirmiausia įsipilsiu kurą, pavalgysiu, dešrainį sukramsnosiu ir lekiu tolyn. Tai tikslas šiandien yra atiduoti daiktus ir toliau pradėti keliauti. Tai važiuosiu į vakarus, Lenkijos vakarus tiksliau, toliau Čekija, numatytos kelios vietos lankytinos ir Austrija. Austrijos kalnai, tai yra Austrijos Alpės, gal ir Vokietijos Alpės pasieksiu. Nežinau, iš tikrųjų mintis yra tokia. Austrijoje vyks Vespa ZLRC, tai yra festivalis, ten pasitūsinam ir grįžtam atgal į Lietuvą. Nu, šiaip turėčiau pasirodyti, šiandien yra 30, beveik 2 savaitės atostogų. Yes, atostogos prasideda. Dėsiu video. Iš tikro tikslas yra pasiekti 15 000 ne laikų, o prenumeratorių. Ir tada lauks dar vienas iššūkis. Žiemai į Norvegiją su motoroleriu. Gerai, varau kurą pilt, valgyt ir judu tolyn. Užsipyliau kūro už 4 ten su kapeikom, 7,71 €, 4,79 litro. Pasėmiau dešrainį papietaut. Nu, šiek tiek energetinio ir toliau rausiu. Reikia atiduoti daiktus chebrytei į Ukrainą ir tada jau viskas, atostogos prasideda. Startavau, nežinau, kelintą valandą, bet aš turiu šiandien pasiekti Lenkijos pasienį su Ukraina. Ir kažkur Krokoviecas, kažkas tenai, tai yra ką veikti, dar kokie 500 virš kilometrų liko minti. Nieko, šiaip kelias visai neblogas, ten lietutis kaupiasi, debesis jau tamsus, bet nieko tokio. Lietaus aprangą turiu, jei ką į aprangą ir minam tolyn. Gerai, valgau savo dešrainį ir judu. Toli nenuvažiavau, tenka dėtis kombinezoną, nes prasideda lietus. Tai nieko, lendam į tą prezervatyvą ir galėsim įdėti toliau be didelio vargo. Bent jau būsiu tikrai sausas. O, graustinis. Super. Yes, lekiam. Wow, buvo kuras pasibaigęs. Super. Kilometras 800 buvo likęs iki degalinės. Likę iki degalinės ir kuras baigėsi. Tai teko stumtis nedaug, 10-20 metrų. Lenkas sako, kas nutiko, sakau, kuras baigės, tuoj duosiu. Atnešė žaliapijos kurą, užspylėm ir davažiuoju iki degalinės. Pasirodo, tarp Lenkų irgi pasitaiko žmonių. Viskas ten gerai su jais yra. Ypač vakaruose, čia daugiau arčiau sienos su Ukraina, aš esu jau netoli. Wow. Čia buvo surprizas, kažkur apsiskaičiau. Gaila, bakas mažokas, reikės kitą kartą galvoti apie rezervą kažkokį vežtis. Litrą, pusantro turės su savimi. Gerai, varau kurą piltis, nes žmogus laukia, reikia atiduoti dronus ir toliau galima bus galvoti, kur nakvoti. Įtariu, kad reiks ieškoti viešbutuko, kad padaryti dienos apžvalgą. Ne dienos, o karinę savaitės apžvalgą ir tada galima bus ir ten startuoti. Gerai, varau kurą pilt, nedeginam laiko.
Viskas, kurą užsipyliau, susimoku ir lekiu. Čia geras. Nuotykis buvo geras. Ne pirmas kartas, bet turbūt ir ne paskutinis. Turkijoje atsistūmiau tai 5 kilometrus. O čia tik tai 10-20 metrų. Tai visai neblogai. Ok, einam susimokėt. Ne. Kartą punktą? Kartą. Poskrbinė? No. O, dėkuoju. Viskas. Liko važiuoti. Tik. Opa. 127 km iki sutikimo taško. Tai dar gera valanda važiuoti. Nieko. Nuvažiuosim, viskas bus gerai. Oi, blemba. Peribor kūro, bėgant žemės. Sustojau prie pakeleivingo viešbučio. Kaina 260 zlotų, tai nežinau, kiek čia eurų gausis. Su pusryčiais varau į viešbutį miegot. Ir rytoj tolyn judam. Yes! O taip atrodo kambarys. Ok. O. Visai neblogas. Televizorius, vanduo, darbas staliukas, 2 lovos. Nu ir tualetas su duša, aišku. Ponios kambarys. Ko daugiau reikia? Nusipraust ir eit miegot. Ai, dar apžvalgą reikia padaryti. Viskas. Einu ruoštis apžvalgą daryti. Labas rytas, tvarkingai nulūžau su visom šviesom jungtom. Maikę tingėjau nusimti irgi lygiai tas pats. Bet mėgau kūdikio miego. Mėgau gerai. O, 6 valandas 30 minučių Lenkijos laiku. Galima pusryčiauti, nuo 6:30 pusryčiai įskaičiuoti į pragyvenimą. Išvadas, tai vat, bardakėlis kambarį, kaip atėjau, viską numečiau. Padariau video apžvalgą ir, kaip sakant, lūžau. Tai va, keliuos į dušą, pusryčiaut ir važiuoju. Šiandien tikslas yra įdomus. Iš tikrųjų vakar nuvažiavau 700 km, šiandien turbūt nuvažiuosiu panašiai. Tai tikslas yra pasiekti sidabro kasyklą. Nevažiuosiu į druskos kasyklą, važiuosiu į sidabro kasyklą. Ten pasivaikščiosiu, toliau važiuoju į Ostravą. Tenai Bolt Toweris, buvusi metalurgijos gamykla. Įdomus objektas. Aišku, yra ir inovacijų muziejai, didysis mažasis, bet eisiu tik į Bolt Towerį ir pervažiuosiu į Sky Bridge. Sky Bridge'as arba lieku nakvoti tenai. Jeigu nespėjau, arba kažkas netinka, tai negosiu palapinėj. O jeigu viskas gerai praeina, kaip ir suplanavau, važiuoju į Brno, ten yra įdomus viešbutis, bunkeryje. Tai va ten tikrai nakvosiu, o toliau gali būti, kad poryt leisiuos į tunelius vienus urvus prie Brno ir jau tada į Austriją. Žiūrėsiu, kaip viskas sudėlios, planas yra toks. Gal kažkas nepavyks, kažką skipinsiu kažkurį objektą. Tiesiog bandysiu pasimėgauti kelionę. Viskas, keliuos ir varau į dušą. O bardakėlis kompas tenai stovi. Matot, bardakas kambarį žiūrus, tašės, net įrangos tašės sekta. Kombinezonas ant žemės, aišku, vakar lietuje gerai pasimaužiau,
tiksliau gavau lietaus turbūt iki už Lomžos darbiškį ir viskas, bet komizonai jau nenusminėjau. Tai šiandien galima dės būti į bagažinę ir judėti toliau. Viskas, varau. Rengtis, tiksliau dušas, pusryčiaut ir važiuot. Netempkim gumos, diena laukia ilga. Taip, atėjau pavalgyt, triukšmas tvarkosi po vakar baliaus, čia triukšminga buvo, vestuvės kažkieno. Taip, turim dešrelės. O, net sriubos yra visai neblogai. Nežinau tik tai kokie, bet sriuba, dešrelės, na ir va čia šalti užkandukai. Svarbiausia gerai pavalgyti pusryčius. Pusryčiai yra pagrindinė energijos vertė, kai aš sakau, mano dienos pradžioje. O ir šaltienos yra. Super. Einam, pavalgom, užvalgom ir judam. Standartiniai namų pusryčiai. Dešrelės, pomidoras su sūriu, ridikėlė, agurkas, marinuoti agurkai, pomidorai. Super. Kaip sakant, tikrai nieko nesugadinsi. Virėjui neįmanoma sugadinti kažką. Viskas. Susiruošiau. Judu link kasyklos. Apie 300 km, 2 sustojimai minimaliai, tai yra kuro pasipildymui, nes vakar pasimokiau jau. Gali kuras pasibaigti, vis dėlto autostradom važiuoji, sąnaudos yra didesnis. Kažkas apie 4,7 litro 100 km. Užgesau. Tai kai sakiau, Lenkas padėjo su kūru, viskas super. Tai šiandien tikslas yra vis dėlto pasiekti Brno. Pagal laiką turėčiau spėti, nes 8 valandos 11 minučių dabar yra ryto. Saulė jau kepina. Po vakar važiavimo Kondone, kai aš sakau, nuo lietaus, tai dabar visai neblogai bus važiuoti. Su maikutė, aišku, nesaugu, reikėtų dėti striukę, bet karšta, vis dėlto karšta. Tai bandysiu kažkaip prasibraut kuo greičiau į lėtesnį režimą, nes didžioji dalis dabar kelio bus autostradom, tai nieko įdomaus, vaizdų nebus. Viskas, judu. O toliau pamatysim nuotykius. Lengva pertraukėlė, atsigert, gamtos reikalus sutvarkyti ir viskas. Nu ką, nuvažiavau beveik 200 km, liko apie 100, visai neblogai, iki pirmo objekto. Oras šyla, atėjo žinutė, kad laukiama audra, patartina būti šelteryje, tai priedangoje per audrą. Žiūrėsim, matysim, kai nuvažiuosim į vietą, toliau žiūrėsim, kas per oras, ką toliau darysim, kur liksim, kur judėsim ir taip toliau. Šiaip smagu važiuoti, aišku, būtų smagiau važiuoti ne autostradą, bet prarasčiau labai daug laiko. Tai vėl noriu per Lenkiją kuo greičiau pravažiuoti ir tada jau mėgautis malonumais vairavimo būtent šalutiniais keliais. tą darysiu Čekijoje ir darysiu Austrijoje. O gal Austrijoje? Ne, Austrijoje dalį veiksiu, žiūrėsiu kaip išeis, matysim.
Pagaliau pasiekiau savo pirmą objektą, tai yra UNESCO paveldė net įtraukta sidabro kasykla. Tai va čia ir eisiu pasivaikščioti. Žmonės, kai matom, nežinau kaip ten tas vadinasi, šachtos kaminas, liftas. Aišku, ten dar mačiau parodėlį yra visokios įrangos, bet pirmiausiai į šachtą. Senai, kadangi parašytas įėjimas, žiūrėsim, ką pamatysim. Nesikėjau, kad tai įtraukta į UNESCO paveldą. Pasirodo, ir šachtos gali būti įtrauktos į UNESCO paveldą. Nelabai suprantu, kas čia vyksta. Čia, kaip sakant, būriuojasi žmonės kaip ir eilė, bet ir ne eilė. Čia turbūt grupė laukia savo gydo. Eisim į vidų tuoj, o pajudėjo. Galima bus eit pasižiūrėti, kur čia tie bilietai. Privalomas skambutis, privaloma atrakcija šalmas. Judėsim į priekį. Jesteśmy w komplecie. Pasijusim kaip saulėtekio barake, kaip silkės lifte. Sakė pasispausti, žinoma, taip atrodo viskas. Zjeżdżamy 40 metrów. 40 metrów to mało. Przez górę. Leidžiam 40 metrų, suprantu, žemyn. Pasižiūrėsim. Bus linksma. To pozytywnie myślę. Tak, jesteśmy już na miejscu. Ale nie potrzymamy. Kažkur einam pasivaikščioti. Nežinau kur. Lenkiškai nekalbu, tai sakė eiti vieną eilutę, vorelę vienas paskui kitą nesuk galvos. Tai tą ir darom. Keičiasi šachtos struktūra. Ir čia siaubo kambarys iš šono. Wow, rankikiai šalia. Jokauju. O, dar kitaip atrodė šachtą. Ir žemėja, svarbiausiai, tai galima mūsų galvą lemputės liesti. Čia yra atramas, matot, net plytom paremta, kad išlaikytų visą svorį ir neįgriūtų. Tai vat, tokiu būdu padaryta yra šachtos, tiksliau šachtos tuneliai, kuriuo dabar einu, vienu iš tunelių. O, čia dar kitoks, čia šachta jau pati laiko save, kieta ruda, tikrai kietas akmuo. Einam toliau, nežinau, vis jaučiu, kad leidžiame šiaip tai po biškį žemyn, bet vat, kieta jau uoliena virš mūsų, paremta tik tai mediniais puolais, stulpais. Aišku, grybų draugija čia buvo rasta, augmenija gerai auga, drėgmės daug, tai ypač grybams čia tinkama. Aišku, dar šviesos daugiau, tai čia grybų būtų wow, šampinionus galima auginti drąsiai. Sidabro šachtos istorija įdomi, jinai yra pati Tarnovskio kalnai, nors čia kalnų nėra, iš tikro kalnais pavadinant dėl to, kad kai kasė rūdą, iškasta nereikalinga rūda būdavo kraunama į kalniukus, kalnus ir už tai atsirado Tarnovskio kalnai. O šiaip tai šachtą sidabrą rado 1490 metais valstietis, jį parodė vietiniui, kaip sakyt, šeimininkui kaimo.
arba gyvenvietės, gal taip išsireikščiau, ir tada prasidėjo šachtos kasyklos gyvavimo era. Trumpai jau taip tariant. Šachta iš tikrųjų įdomi yra. Čia ekskursijai galima pasivaikščioti 1400 virš metro, po žemę nuo 40 km iki 60 nusileidžia. Tai yra tikrai super ekspozicija. Ne vieną šachtą esu aplankęs, tikrai sakau, verta ateiti ir pasivaikščioti. Plus dar čia yra geležinkelio ekspozicija ir aišku pats didžiausias nuotykis tai, kad vėl lietus ir ten juodas debesis. Tikiuosi, kad jis jau praėjo, o ne ateina. Jo, panašu, kad praėjo. Tai mano daiktai bus jaučiu šlaputėliai ant motorolerio. Jėga! Įtariu, kad šiandien reiks nutraukti kelią iki Skybridge'o, gal grįžtant Skybridge'as, o reikia važiuoti į Ostravą, į šitą Ball Towerį, o tada galbūt pasieksiu netgi Brno. Gerai, einam apsižiūrėti dar esamą ekspoziciją, visai neblogai čia atrodo ta ekspozicija. Garo mašinų ekspozicija, jeigu ką. Va, ne šiaip savo. Šuns pipas. Čia matau geležinkeliukas padarytas. Aišku, kažkokiu momentu jisai veikia. Tai dabar tikrai jis neveikia. Tai galima eiti drąsiai geležinkelį. Žiūrėkit, kokie bėgiai. Siaurutėliai. Variklio ekspozicija. Neblogas cilindras. Stumoklis irgi. Čia dar kitas. Garo mašina. Reikia eiti iki motorolerio. Nežinau, kaip jis atrodys. Gal nuvertė jį. Išsivaizduoju, kad čia buvo nebloga audra, stiprus vėjas. Aš buvau pastatęs ant šoninės kojelės. Gerai. Apeinam, baigiam apeidinėti šitą ekspoziciją ir judam link motorolerio. Atvariau į Bedronką, tikrai ne kainų palygint, o kol kas kol Lenkijai vakarieniai kažką nusipirkt, nes neaišku, iki keliukas ten dirbs pas čekus. Tai tikslas yra varyti kažką pasiimt valgyti ir judėti toliau. Šiaip ne taip dasigalvoju iki Ball Towerio. Einu. Nežinau, kaip čia įeit dar. Oi. Klausimas geras. Čia uždarytos durys, o gal ir ne. Visko pažontku, kaip sakoma. Čia uždaryta. Nežinau. Geras klausimas, kur eiti nusipirkti bilietą. Oi, blien. Supratau, reikia eiti kažkur informacinį centrą rasti. Ten taip aiškiai pažymėta viskas. Jūs esat čia,
sutempentas. Visas. Blin, gali būt, kad nespėsiu šiandien. Įtariu, kad reiks likt nakvot. Nežinau, ką daryt. Teks jau čia ieškot, kur apsistot. Kadangi į Baltowerį tik tai 19 val. Yra bilietai. Bet jeigu aš jau atvažiuoju, tai tikrai eisiu aš tą Baltowerį. Tai pradedam ieškot, ką mes booking'e turim. Tik klausimas, ar Ostravui o gal važiuoti iki Brno. Pakeliui kažkur apsistot. Haha. Gerai. Bandom pažiūrėti, ką mes čia turim apskritai booking'as. Ostrava. O, su pusryčiais. Įskaičiuoti pusryčiai netoli centras. Pusryčiai tokie bandelės nuotraukose su džemo. Nors rašo Cezaris pora iš Lietuvos, nemokamas parkingas, geri pusryčiai, kondicionierius. Loleta pora, buvo neblogi pusryčiai, parkingas vidinėme kieme, nakčiai uždaromi vartai. Nu blin, gal ir verta apsistočią tokiam viešbutuke Hotel Nikolas radau. Kaina 60 eurų. Gerai, jeigu mes kažkur pakeliui, ką galim nuveikti gero dar. 8 jau temsta viskas, patamsi vėl važiuot. Nenoriu. 8.3 įvertinimas visai neblogai, be Western. Hotel Vista. 5 km nuo centro. Best Western savo stiliuje, kaip sakant, niekas čia nepasikeitė. Geras klausimas, ką čia daryti dabar, kur apsistoti. Ir labiau, kad lietus už lango lyja, palapinės nespėsiu pastatyti, kol pastatysiu, šlapės liksiu, o kitas dalykas, aš jos dar nepatikrinęs pasiėmiau po praeitos kelionės prieš 3 metus su 50, kai keliavau. 50 kubikų Vespike, kai tik pro Čekiją važiavau į Austriją lygiai taip pat, į Grosgloknerį. Tada buvo karantinas, kaip pamenat, visi Covido pradžia. Linksma buvo, gerai, ką mes čia dar turim. Gerai, jeigu mes važiuojam tolyn, tik. Iš Ostravos, 8-9, iš išvažiuosim. Gerai, jaučiu reiks imti tą viešbutuką ir nesuk galvos. Turiu dar laiko apsispręst, pagalvot, bet rinktis nėra iš ko, jeigu realiai kalbant. Lietus. Sudėtingas klausimas. Kaip ir gaila, to 60 eurų mokėti už naktį. Bet gal ir verta būtų sumokėti. Pailsėčiau normaliai. Rytoj nuvažiuočiau iki Brno tik tai.
Brno naktinę, ramiai savo, šaltiniais keliais, neskubant, kaip ir idėja. O kur man skubėt? Laiko turiu. Gerai, užsakinėjom viešbutuką ir viskas. Nu ką, pica užsakyta, alus paimtas, viešbutis užsakytas. Liekam Ostravoj, nes lietutis lyja geras, žiauru žiūrėti. Iki viešbučio aš davažiuosiu kažkaip tai, įsidžiovinsim daiktus, o rytoj judėsim tolyn. Bet už lango galite pažiūrėti, kaip atrodo oras. Geras šeimininkas šuns į lauką neveda. O aš tikrai neįsiu. Tuo labiau, kad man reiks važiuoti su motoroleriu. Lengva atrakcija Bolt Toweryje, va taip išeinate kažkur, nežinau kiek čia metrų nuo žemės, ateinat, pasikelti kafe, kaip sakant, į kavinę ir einate ratu, va šituo takeliu galite eiti aplinkui į viršų. Reiškia, pakilti patį aukščiausią tašką, iš kurio atsiveria vaizdas į Ostravą ir jos apylinkės. Tikrai, kai matot, vaizdai nuostabus. Rūkas kyla, pramoninis miestas gyvena, ten kaminukai rūksta, čia pramonė stovi, rūkas, super! O čia yra senoji gamykla. Einam, praeisim ratu, o tai va, super vaizdeliai. Gražiai pritaikyta, įdomiai tiksliau pritaikyta gamykla visuomeniniams poreikiams. Visuomeniniams, komerciniams, čia muziejai, visokios dirbtuvės ir visa kita. Čia ruošia kaip tik aikšteles pliažo tinkliniui. Čia svarbiausia nenusiversti. Na taip, ratu eini ir nežinau, kur ateini. Įėjimas, neatsimenu, kiek 12 eurų kažkas gavas, bet iš tų 12 eurų dar dalis įskaičiuota kavai kaviniai. Tai visai neblogas variantas. Kava kainuoja 2 eurus. Vaizdai vis gražesni ir gražesni. Aišku, čia būtų saulėta, tai čia šis būtų fantastika. Gaila, kad taip LA atvažiavau tik tai, bet nieko nepadarysiu. Reikia susitaikyti su tuo, kaip yra. Ir viskas. Iš kiekvienos blogybės reikia rasti gerą
pliusą. Jie sakoma, 2 minusai padaro pliusą, tai va taip aš ir judu. Vakar lyjo, šiandien lyjo, vakar papuoliau į lietų, šiandien išvengiau lietos, bet 2 liūtis buvo, viena liūtis, kai buvau sidabro kasykloje, o antra dabar pralaukiau va šitoj gamykloje. Kol viešbutį užsisakiau, kol visą kitą susitvarkiau reikalus kitus, porą darbinių klausimų išsprendžiau ir viskas. Kaip jums vaizdas, pavydėt? Sakau, aš liūdnai nekeliauju. Rytoj vis dėlto nuvažiuosiu iki Sky Bridge'o. 190 km papildomų, bet nuvažiuosiu. Ten yra viena gera atrakcija. Jeigu jinai veiks, tai bus super. Aišku, visas priklauso nuo oro. Reiks pasižiūrėti. Ai, tiksliau ką pasižiūrėti? Atsikęsiu ir matysiu, kas tas per oras bus. Jeigu geras, važiuoju. Blogas, judu tolyn. Vau. Čia super vaizdas. Žiūrėkit. Vasarą atvarai, pasikeli čia ir gali pasimėgau saulės voniomų, ten atsisėdęs su stiklo. Įdomiai pritaikytas, tikrai įdomiai. Užskaitau. Pramogą užskaitau, važiuosit kažkur tai į Kroatiją, užsukėt. Pasiganyti po Bolt Towerį ir kitus čia muziejus. Bolt Toweris yra kavinė, muziejai tai tenai, ten kažkur didysis, toliau yra mažasis. Technikos muziejai, apie juos tikrai daug rašo ir gerai atsiliepimai. Aš tiesiog laiko neturiu. Tiksliau, jų nebuvau įtraukęs į savo ekskursiją. Nu viskas, prieinu paskutinį tašką. Kažką ten gamina, bet ką dar nežinau, nes labai tokie garsai. Valciavimo gamykla, valciuoja metalo vamzdžius. Už tai garsai tokie. Metalo pramonė čia dar vis egzistuoja, vat tenai irgi kažkokia gamykla didelė garuoja. Nežinau, teisingai nukreipiau kamerą. Nu, užskaitau apsilankymą, viskas. Einu mėgautis kava ir vaizdu į Ostravą. Viešbutė su privalumais. Garažas yra, va, palikai garažė motorolerį. Ir ramu. Net tašį nenuminėjau, palieku taip kaip yra. Viskas, einu aš į viešbutį. Rytoj vėl lietų pranašauja. Graudu. Graudus orais Čekijoje. Nieko, gal Austrijai bus geriau. Kambarys už 66 eurus, o taip atrodo. Ko daugiau reikia? Viskas cool. Ir vonios kambarys, prašau.
Labai reikalingas daiktas plaukų žilintuvas. Nu, dušas, aišku, savo mes suprantama. Viskas. Varau ilsėtis. Rezimuojant šią dieną, užskaitau iš 10 balų 9. 9 dėl oro. Sugadino paskutinę minutę lietus savo padarė. Šiaip viskas pavyko, aišku, užtrukau šiek tiek ilgiau sidabro kasykloje, taip pat čia atvažiavau jau vėlai, tik 7 valandą įleido į Bolt Towerį, tai Skybridge'ą teko atidėti rytdienas rytui važiuoti. Tai rytoj laukia, jeigu aš važiuoju į Skybridge'ą, dar, realiai vėl visai įtempta dienelė. Nakvosiu Brno, iš tikrųjų, įdomioje vietoje. Šiandien susiradau šitą vietą, kol kas tegu lieka paslaptyje, tokioj lengvoj. Tai va, prenumeruokit kanalą, patinka remkit, spauskit like, norite įdomesnių nuotykių su Vespa aš važiuoju, aišku, nedaug tos Vespas matosi, bet su ją aš keliauju ir ką galiu pasakyti, surinksim 15 000 žiemą važiuosiu į Skandinaviją. Ne laikų, o prenumeratorių kaip pasieksime. Iki rytojaus.